labai svarbu kiekvienam gydytojui ir taip pat raidos specialistui yra svarbu užmegzti santykį su vaiku, tam, kad jisai galėtų jaustis kiek įmanoma saugiau, nes tokiu būdu geriausiai vaiko raidą galima suvokti, stebint, kaip jisai apskritai yra natūraliai su tėveliais būdamas, kaip jisai laisvai žaidžia, laisvo žaidimo metu, kaip jisai reaguoja į svetimą žmogų. Aišku, yra testai, kuriuos galima daryti, bet tam reikia truputėlį tam tikro pasiruošimo ir tai yra specialistai, kurie daro tos testus. Daug metų dirbant šitoj srityje, man atrodo, kad stebint vaiką įvairiose veiklose laisvose, galima labai gerai susidaryti vaizdą, kokia yra vaiko raida, ko jisai natūraliuose aplinkose bijo, kaip jisai išdrįsta, ką jisai daro, kokius žaidimus renkasi ir panašiai. Tai mano konsultacijos ir šiaip aš galvoju, kad visų raidos specialistų konsultacijos jos trunka ganėtinai ilgai, per tą laiką tikrai yra skiriamas laikas užmegzti santykį su vaiku, pasiūlyti vaikui žaidybinę aplinką, į kurią paprastai vaikas lengviau įeina, negu kad į bendravimą su kokiu nors suaugusiu žmogumi ir specialistu. Ir tada po truputėlį galbūt galima bandyti jungtis į jo žaidimą kartu ir per tai, kalbantis, žaidžiant, komunikuojant, galima tikrai suprasti, kaip vaikas jaučiasi, ką jisai supranta, ką jisai žino, kaip vyksta jo raida. Tai šitos konsultacijos tikrai yra imlios ir laikui, ir energijai, nes tuo pačiu metu dar tenka pakalbėti ir su tėveliais, išklausyti jų nerimą, skundus, duoti jiems patarimų. Todėl raidos pediatrui tenka dirbti smarkiai, bet šitos konsultacijos paprastai būna naudingos daugeliu atveju.